Šiandieną noriu pradėti naują paskaitų tematiką mūsų modulyje. Tai būtent paskaitos tema yra įsiminimo mechanizmo modeliai. Vėlgi ši tema turės kelias teorinės paskaitas. Tai šiandieną pačioje pirmojoje kalbėsim vėlgi teoriškai apie įsiminimo mechanizmo modelius. Tai bendrai iš visų mūsų paskaitų noriu priminti, kad lygtais mes, kada kalbame apie atmintį, apie įsiminimo procesus, tai jeigu visiškai taip paprastai galvos smegenis mes galbūt galėtume pagal informacijos patekimo, įsiminimo, atsiminimo lygius į 3 skales galėtume mes suskirstyti galvos smegenis. Tai pati, pirmoji raudonai, bent jau šiame paveikslėlėje pažymėta dalis, tai mes turime visiškai instinktus ir tiesiog, tokie gyvybinės funkcijos, išlikimo funkcijos, ar ne, tai yra gyvybei reikalinga atmintis, gyvybės funkcijom reikalinga informacija. Geltonai pažymėta dalis, čia mes jau kalbame apie limbinę sistemą, apie kurią šiandieną kaip tik ir bandysime prisiminti, nes jau kaip ir kalbėjome, bet bandysim dar kartą pasikartoti tą informaciją. Ir čia jau mes kalbame apie emocijas, o emocijos ypatingai reikalingos, kad atmintis būtų patalpinta trumpalaikiai ar ilgalaikiai atmintyje, nes tai priklauso nuo mūsų motyvacijos. Emocijos dalyvauja, kaip stipriai mes tuos epizodus atsiminsime, ar ne, koks tas stiprumo lygis bus, tai lygiai taip pat kaip ilgai mes atminsime tą informaciją. Ir žaliai, bent jau pažymėtos galvos smegenys, mes galime sakyti, kad čia juk kalbame apie smegenų žievę, tai visi mąstymo procesai, kur mes galime, būtinai tai mes kalbėsime apie ilgalaikę atmintį ir kaip tie procesai bus užkoduoti. Tai informacija pagal tos informacijos svarbą, tos informacijos lygtais ryšių paieškas, tos informacijos susiejimas su emocijom, mes galim suskirstyti tam tikrus lygius. Įdomu tai, kad limbinė sistema, kuri atsakinga už emocijas, subręsta mums būnant 30 metų. Prefrontalinis regionas esantis šioje dalyje, kuris atsakingas už mūsų mąstymo procesus ir abstraktų mąstymą, lygtais ieškojimą tų ryšių tarp svarbos, susiejimą informacijos su jau buvusia informacija, tai reiškia, turiu prisiminti, ką anksčiau turėjau, kokius dalykus, objektus, žmonės ir kaip tai susijęti su jau buvusia informacija. Tai būtent tai atsakingas prefrontalinė žievė ir šis regionas vėlgi subręsta mums būnant 30 metų. Tai reiškia, tie įsiminimo procesai yra gana lėti, kol jie pilnai išsivysto. Taigi aš jau kalbėjau, kad mes turime limbinę sistemą ir emocijos labai stipriai dalyvauja informacijos įsiminimo procesuose. Ir jeigu atsimenate, tai limbinė sistema apdoroja emocijas, kurios susijusios su malonumais, su seksualiniu potraukiu, rūpinimusi žalom, baime, agresijos atsakais įvairiausiais. Ir dar kartelį, reiškia, limbinė sistema padeda įsiminti dalykus arba pritraukia labiau dėmesį į tuos dalykus, kurie iš tikrųjų mums atrodo emociškai galbūt svarbus, ar ne, galbūt tai sieja su kažkokia tai buvusia informacija, galbūt dėmesį pritraukia ta informacija labiau, kurią aš matau ir aš taip lengviau įsimenu. Tai būtent limbinė sistema dėka emocijų išlaiko dėmesį ir padeda lengviau tą informaciją įsiminti.
Na, aš jau kalbėjau, kad yra tam tikros dalys limbinėje sistemoje ir čia mes turime uodžiamąjį stormenį, kuris atsakinga už kvapus. Ir jau kalbėjom apie tai, kad kvapai sukelia emocijas ir kvapai padeda tuos prisiminimus užkoduoti ir susijęti tuos prisiminimus. Ar ne? Tai pavyzdžiui, sakykime, galbūt yra kažkokie vaikystės kvapai, ar ne, kur grįždavote namo ir galbūt mama kepa pačius skaniausius blynus, tai ir dabar, būdami vyresnio amžiaus arba tam tikro amžiaus, nebūtinai grįžtate namo ir turite tą patį kvapą, bet tiesiog kažkur tai kavinėje, kažkur tai svetimoje visiškai vietoje užuodžiate tą patį kvapą, blynų kvapą ir prisimenate, kad tokius blynus kepė jums vaikystėje mama. Tai vat vėlgi prisiminimai ir tos sąsajos, kurios susijusios su kvapais ir tam tikromis emocijomis. Aš kalbėjau, kad mes turime hipokampą, o hipokampas iš tikrųjų čia ypatingai svarbus, kada mes kalbame apie trumpalaikę atmintį, nes hipokampas, jisai kataloguoja, formuoja trumpalaikę atmintį ir nusprendžia, kuri ta informacija bus patalpinta į trumpalaikę atmintį, o kuri vis dėlto bus perduota į kitą smegenų žievės sritį ilgalaikiam saugojimui. Ne? Tai hipokampas padeda mokytis ir formuoti prisiminimus, sustiprina tuos prisiminimus, formuoja erdvinius prisiminimus, kurie būtent reikalingi orientuojantis erdvėje, kada pasikeičia aplinka. Na ir mes turime dar migdolinį kūną, amigdala vadinama, jisai ypatingai svarbus, nes jisai sieja emocijas ir prisideda prie apsisprendimo, kaip ilgai tie prisiminimai bus išlaikomi. Na ir paskutinė dalis mes turime gumburą, kuris atsakingas už informacijos, jeigu mes kalbėjome tarpinėse smegenyse, atsakingas už informacijos perdavimą kitoms galvos smegenų dalims. Tai gumbaras perduoda informaciją smegenų žieviai, juslės organams, tai būtent tas toksai informacijos perdavėjas. Ne? Tai mes kalbėjom apie migdolinį kūną, apie kurį aš labai norėčiau dar kartelį pasikartoti, nes tai yra vienareikšmiškai limbinės sistemos viena iš dalių, kur ta dalis, kurie ypatingai dirba su emocijomis, su emocijų atsakais ir būtent dalyvauja konsoliduojant procedūrinę atmintį. Taigi ir labai norėčiau, kad pažiūrėtume video, kuris susijęs su mūsų atminties įsiminimo procesais, apie kuriuos mes kalbėsime tolesnėse mūsų paskaitose, bet lygtais norėčiau apibendrinti ir vizualiai pateikti tą informaciją, kuri bus susijusi su mūsų tolesnėmis paskaitomis. In a world where almost everyone forgets, you remember, you know. 3 stages of memory process, which is encoding, storage, and retrieval. Well, first, encoding is the process by which information gets into the memory storage, like how you always remember where looking Torres. Secondly, storage is the retention of information over time and how this information is represented in memory. Also, do note, my darling, that experiences also occur that undermine the memory. An important term you need to know is retroactive interference. It's like how you always strangely ask me where I was like 20 days ago, when all I can remember is where I was probably like 3 days ago. Aha! Yes, honey. You are so smart because of me. The 17 days you have had since that experience you remember created retroactive interference for that experience. Now, back to the 3 stages. Retrieval is the ability to access information when you need it. When I met your dad at a party for the first time, I encode his name while associating his name with his lovely face and store that information in my mind until the next time I see him.
and recognize his face to retrieve his name. Once you complete this process, you will remember successfully. The fact is right. Psychologists have noticed distinctiveness, which is having an event stand out quite different from a background of similar events, for example, this video. Alrighty, bye. Isn't misremembering almost the same as the misinformation effect, Mom? And you are wrong. Misinformation effect happens when our recall of episodic memories becomes less accurate because of post-event information. Let me give you a mind-blowing example. You, my little girl, happens to be a first-hand witness of a car accident. You saw the entire accident, and after the accident, late arriving bystanders and members of the media are asking you to recall the event. The media and other bystanders kept talking about how the car behind was at fault and how it raced so aggressively dangerous. When the law enforcement interviewed you, you are exposed to such misinformation that interferes with your thinking, making you feel that, yeah, perhaps the driver behind was at fault when you consciously knew that he wasn't. Think about it. What if it escalated so big because of your misinformation? The court ruled that the second driver killed the first driver and that the second driver had to go to jail. This is hugely because of your misinformation, first-hand eyewitness testimony. And how do I even alleviate from taking Oh away yes, misinformation definitely. effect? If you are able to anticipate or know that the misinformation effect is coming, you are often able to resist misinformation's influence. So, the next time you want to avoid providing false testimony or remembering the wrong things, always have in mind this concept of misinformation effect. So now, back to you, old friend. Who's watching this right now? Let me ask you a simple question to test if you have been listening and watching attentively just now. Was the red sports car driving faster than the blue car when it passed the barn while traveling along the road? Was it? Was it? Now, let me ask you again. Was there even a barn in the first place? Let me help you with this by rewinding the video. So now, was there a barn? If you even answered my question about whether the sports car was driving faster or not realizing that there was no barn in the first place, you are successfully one of my victims of misinformation effect. I gotcha. Taigi, ačiū už dėmesį. Susitiksim kitose paskaitose, būtent šioje tematikoje, įsiminimo mechanizmai, kurie būtent įtakoja mūsų atmintį ir kaip tik panagrinėsime gerokai giliau ir išsamiau.